Ką, bedarbiai? Hello. Aš šiandien būsiu Elmarijo. Tempiam fūrinę priekabą su ratatu į rapso lauką. Pulsim rapsą. Darom shortcutą. Trumpinam kelią. Ir bus taip. Brolis dabar skrut. Etis turės priekabą pult. O aš kai ją nutempsiu, pasimsiu, grįžtu atgal pasimsiu zylinę vieną. Išvešiu zylinę priduot. Ir tada žiūrėsim pagal situaciją, ką darysim toliau. Nu tai atvežiau traktoriuką. Čia bus Atora. Žiūrėsim, ką šita parodys. Bet bus čiki. Bičių urva šalia. Nu tai ate. Ne ate? Atvažiuot? Tai ateit? 20 metrų man ateit? Tai juokauji gal? Niekam ačiū nesigaum. Nu. Duok tą komentarą. Komentarą, nu neišlend, blėt, sriegis neišlend. Neturiu kur veržlės prisuk. Į kas čia netin. Dabar filmuoju, kai nervai praėję, ne? Tai taip, nes per nervus negalima, nes daug karpyt paskui reikia. Jo, nes keikios labai, nes kaip užknis, tai, nu... Bet... Misija įveikta. Išmoksti, galvoju, reikia apvalyti čia tą kraštytį, ar ne? Manau, kad visiškai viskas. Meistrai jūs, meistrai, tie, kurie dedat, žinot, ką apvalyti reikia, nereikia. Vo. Net svors iš jie, tiek tobulai surinkta yra, kad gamykla taip gerai nepadaro. Jau seniai vieną priekabą vežiau. Lėksiu su vėjeliu. Aišku, šitoj stabdžių nėra. Nu, yra, bet kanstas neveikia. Tai tikrai, kad lėksiu. Nu, pabandysim paprašyti antro to mėginio. Gal pabandysim, nėra žmonių, galim biškį pažaisti. Čia buvo užvakar prikulta elektra. Aišku, jinai iš savęs klasės neturi, bet šiaip. Čia mes ko turim? Pilna šilta priekabėlė.
Labą dieną. Marius Vičas. Agrochemai. Marius Vičas. Taip. Kviečia. Kviečiu. Ir jeigu galima, aš norėčiau antrą mėginę savo. Kitur pasidaryti. Jo. Nu gerai, gavau krūvą lapukų. Ir gavau. Jau užsiskodinom tą, ką tik gavau. Nuplėšiau netyčia. Bet gal nieko tokio. Greičiau eilė eitų, nors nelabai yra tos eilės, bet nereiks jau vis jau su elevatoriu perjunginėt. Nuvežėm beveik 10 tonų. Beveik 10 tonų. Nu, tai su viena zilina visai neblogai, sakyčiau. Tai kaip laisvė ta tokia, ne kokia. Viso, varom namo. Pasimsim kitas priekabas, varysim ir rapsą. Normaliai čia to judėsi. Čia cool, mes cooliam, ten combines cool. Ten da jaučiu kažkur, kur aš nematau. Nu, aš jau rapsą laukė, viskas. Tėtis va jau baig kūrinę beveik pripilt. Aš jums po kitų rakursų parodysiu. O aš važiuoju, bandysiu padėti kaimynai kažką čia su kederiu prisidirba. Tai varau. Brolis va sixpacką rodo. Oi. Panelės užsidenkit.
grindį. Mano traktorius dabar trukdys, ne? Arda lenkiu. Ava. Все, paskabinau hatatinės priekabas. Da, pažiūrim, ar visur kabliai užkabinti. Užkabinta, uždaryta. Padangas kaip ir vietoj. Все. Galėsim eit pasisveikint su tečiu. A, Jezu. Eik tu savo, kai didumą. Bet tai kai įsišaknies. Žiūrėk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beprotis. Tai čia mano Atoro. Aukštesnė už mane. Kaip su birėjimu? Nieko. Aukštarikės irgi tokios ilgos, bet grūdeliai nėra labai stori. Tai va, dėl to čia šiemet nėra to kosminio derliaus, nes grūdeliai nėra dideli, bent jau aš taip galvoju. Nes pas daug ką visi sakė, kad gražus rapsas, o derliaus 3,5, pavienį virš 4,4. Tai va, čia kažkokį biškį silpnesnė vieta, mažiau čia jų. Visumoje gal nėra tragedija. Nu, pažiūrėsim. Tai dabar išvažiavo fūrinę, tai nuveštim kokį 2,1. Aš taip galvoju. Pakrausim hatatinės. Bus apie 3,8. Nu, nepradėkim skaičiuoti anksčiau laiką. Da, kol ne priekabose. Sakau tečiui, tu kulbiški žemiau, kad nerinktų žalių stebų. Nu, jau praeitam video tą patį sakiau. Tai jisai jau, va, 2 sprindžius kūlį, nu maksimum 3. Palieka. Iki bambas. Eik tu savo, kombainierius. Gerai, gerai, šaunuolis. Tik pažiūrėsim, kaip mes juos uždirbsim tos kotus. Kad čia vat yra po 2 tonas. Ne tai, kad jo, ne tai, kad bachūrai yra šustri bachūrai, jie, karočią, galėtum, nu, mestum čia įkristų ten kas nors. Katiną numestų, katinas nulėktų ten tiek. Ne, taip, čia nulėktų jisai. Bet yra bachūrų, kurie ale te po 3,5, nieka nedėja, nieka nedarė. Nu, ant paukščiukų mėšlų, va taip pasakys. O čia matos, kad po 2 tonas bus. O jie po 3,5 kūlį. Tai yra tokių bachūrų, cirkai. Nu, gerai cirkai, irgi pacirkuoti, irgi gerai.
Palėtėm stulpo. Aš einu gal žemyn. Ką? Iš tos pusės raikė irgi čia buvo nulaužtas iki raudoną. Čia dažai. Čia, teik, pažiūrėk. Gal aš? Gal tu, nes čia pabraukiai nemažai. Ir patį galą irgi sulankstėm. Nu čia bus džiaza. Turi nieko. Kad cilindrą neišplėštumėm, žinai. Eina, paėję, biški. Bet daug reikda. Linkst į antrą pusę, metals lankstos. Op! Dar trūktų, dar netiesiai jinai. Jinai dar netiesiai. Jeigu va taip žiūrint, va ten kai prasidėt, tai jinai dar į tą pusę. Dar kažkiek reikia. Jeigu atplyšo, tai... Sunku pasakyti. Gal gerai? Gerai. Nu, ne idealiai, bet panašiau. Nu gerai, bandom važiuoti. Nu važiuoti. Gerai, tu žiūrėk, kad tu užsikurtum irgi. Mums pavyks 5%. Neduodu nei 5. Nu, bet pabandykim. Nu. O mes tą degimą gal vienas priekabas sunaudojam. Žodį? Nelik
Kodėl čia taip karšta? Tai įsivaizduok, tai dabar ta vietinė sraigė, jinai daro savo taką. Tyl. Kaip dabar išleidžiam? Ar čia, ar ten? Tai jeigu ten padarė... Siūlau toliau varom. Varo, ne? Spyru, tai ko sustot. Susiremontuosim po sezono. Nes jau dabar ištiesinom čia atsigult į griovį. Svarbu dabar cilindras, tik tai partempti atgal. Tai stulpa, jeigu ką. Visai, kai naujas. Garsas visai tinka. Bet dabar užlenksim, a tą, karočią, tą važiuot po to nustulpą. Ne, tai dabar taip turim važiuoti. Dabar taip turim važiuoti. Nes jau matyt, kad... O paskui, jeigu bus problemų su lanksta, tada į stulpą tremsim. Ir užlenksim. Jo. Parvažiuot namo. Jo. O. Oi, 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 oi. Nulinka. Bet dabar jin pilna. Ją kažkaip reiktų ištuštyti. Gal aš prilaikysiu tą galą? Palauk. Jeigu jau cirkinamės. Tai pavažiuojam vieną galą. Akrobatika? Gerai, gerai, gerai. Pilom. Ne, čia gerai. Dabar. Gerai, sunku laikyti, negaliu filmuoti. Taip, mums reikės diržo. Gerai, stiklą neišbarškint. Sukas ta ašis. Jinai sukas ta ašis. Čia kaip? Gal čia į tą... Palabiš. Ką, broliuks? Ką čia darėt? Ką darėm? Nieko. Nieko nedarėm. Karočią... Nu, pasipasakok savo priekabos nuotykius.
Čia buvo klausė vienas žmogus, kaip nuvežam su to. Kiek nuvežiai su tuo? Ne, tai daugiausiai. Tai buvo 2-4 kviečių. Gal. Nu ir sakau, klasės silpnukas. Sako, dabar atvežiau Verdetą. Yra tokia? Gali būt. Ekstra, sako. Taip. Gal. Karos, gali nefilmuot, manau. Mes tėčiu, žinai ką padarėm? Užkabinam kombainą sraigę už stulpą. Malaidės. Neišlūžo? Tu da dirbam? Bet tai neišlūžo. Neišpeš. Nu, palankstam biškį. Gaila, kad neturiu jokių šakių. Broli, žiūrėk, kaip važiuoja profesionalų. Nori pažiūrėti? Kokiais greičiais, gal pagelsi? Iš pirmą kartą. Esi matęs tobulesnį vairavimą. Varau paimtos antros priekabas. Nu, savo tos vienos, kur rytą išpyliau. Akinis pamačiau, ką pamečiau. Eik, tu nuočiau. Varau dar, kol visiškai nesutema, kol tą priekabą tą prisikabinsiu, tai to akinių paieškosiu. Tai bus kažkur arba prie ten, kur priekabas kabinamės, arba į pačią priekabą ir apsikrita. Nu dabar kurios tos mano vėžės. Čia stebai nulenkti į tą pusę, tai ne šitos tikrai bus. Mano greičiausiai bus kažkas čia panašaus. Kažkas čia panašaus. Na, jeigu rasiu, tai bent vien šiandien geras dalykas bus vykęs. Arba turėčiau užlipti, kad galutinai dasimuš šiandieną. Nu va, čia labai daug visko trypta daryta. Viskas, gana čia jums tą cirką žiūrėt. Aš dar čia biškį paieškosiu. Priekabą kažkur nebematau. Susirasiu, prisikabinsiu, partempsiu ir viskas šiandieną baigsiu. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki. Radau akinisą. Davai.